Lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo Vaižganto bute muziejuje yra skulptūrėlė, primenanti Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą. Tai vokiečių dailininko Augusto Vikbekerio skulptūrėlė, kurioje matome Šventąją Mariją su sutuoktiniu Juozapu ir Kristumi. Skulptūrėlė yra pagaminta iš patinkuoto gipso, reprodukciją sukūręs autorius nėra žinomas. Juozas Tumas Vaižgantas rašė: žmonijos istorijoje, kurioje taip gausiau įvairių itin reikšmingų faktų, tiek garsių genijų, vis dėlto nerasime kito tokios ypatingos reikšmės fakto, tokio kilnaus, svarbaus, garbingo asmens kaip Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus atėjimas į pasaulį. Atėjo, kaip pats pareiškė, įžiebti žemėje ugnį, uždegė žmonių širdyse Dievo ir artimojo meilę. Kasgi įstengtų išreikšti Viešpaties Jėzaus kaip Dievo tobulybę? Juk ji yra neapsakoma. Kas ras žodžius nuostabiausiam ir slaptingiausiam Marijos, kaip skaisčiausios Dievo Sūnaus motinos taurumui apibūdinti? Tad koks turėjo būti šventasis Juozapas, už kurio ištekėjo Dievo motina, o pats Dievas žmogaus pavidalu atsidavė jo globon. Tai visų mūsų religijos paslapčių pradžia, mūsų tikėjimo pagrindas, mūsų didžiausios laimės šaltinis. Karalių ateinantį eikime pagerbsime, Dievo Sūnų pagerbsime ateinantį iš dangaus aukštybių, iš Tėvo prieglobsčio, iš tūkstančių angelų draugės.